Nu, nafik. Tuoj sužinosim, ar teka veikia. Trauk. Sveiki. Penktadienis, ilgasis savaitgalis, tai jau iš tikrųjų daug nuveikėm, dabar yra 12 valandų. Tai mūsų kelionė prasidėjo nuo to, jog prie Subariko prisikabinam priekabą. Šįkart ne su savo Subariku, nes mūsiškis turi šiokių tokių techninių nesklandumų. Tai kai pasimsiu, papasakosiu, kas buvo, kodėl buvo, nes kol kas aišku tik tiek, kad niekas neaišku. Tai praeitais metais nusipirkau traktoriuką, tai šiandien atvykom pasimti traktoriuko, grįžtant į sodybą, užvažiuosim, nusipirksim kažkokių medelių, sodinukų. Tai bandom užsikurti traktoriuką, pasikrauti priekabą ir lėksim pirkti medelių, lėksim į sodybą. Šiandien pirmą kartą nakvosim, turbūt nakvosim netgi keletą naktų. Tai darbai pasistumės, tikiuosi daug nuveikti. Tai žiūrim, ką nuveiksim per šį savaitgalį. Galėtume apgauti. Dabar mes padarom samuišką. O tai gal Dovilę pasodinam? Grįžom į sodybą, išsikrovėm medelius, krūmus, išsikrovėm traktorių. Tai traktorius kaip ir užsikūrė, bet gesta, nežinau, bus projektas. Lėksim iki molėtų, atiduosim priekabą, užlėksim, nusipirksim, ko trūksta, tai turbūt vandens, kažkokių sneksų. Kol grįžom iš molėtų, jau buvo po 5 šiek tiek, truputėlį tingėjom kažką daryti, atidavėm priekabą. Šiek tiek užkandom, nuėjom į parduotuvę. Čia jau nieko nebedirbsim, tai tiesiog ramiai pačilinsim, nes kėlėmės anksti, išvažiavom iš namų apie 7 ryto, tai vakare pabusim ramiai. Tai rytoj iš ryto atsikėlę, prioritizuosim darbus ir nuo kažko pradėsim. Labas rytas, tai va tenais privyrino plokštelę papildomai iš apačios, kad man šitas škyvas nebelinktų. Praeitą kartą nuiminėjant diržą, aš viską nusifilmavau ir galvojau, kaip gerai, labai pratingai padariau. Ir iš telefo ištryniau medžiagom. O kitas dalykas, įsimečiau čia prie savo visų šiukšlių fiksatorius, tai vieną pamečiau. Puikiai. Kaimynas Doviliai šūdų atvežė. Tai bus geras trąšas.
Turim tokį padargą įaugusi. Tai dabar ištraukė su traktorium. Nereik su bariuko laužyti. O aš vis dar knisuosi jau turbūt virš valandos. Kaip ir dėka užsidėjau, radau iš kur fiksatorių pasiskolint. Bėda ta, kad jog niekaip neatsimenu, kaip diržas stovėjo, tai bandau googlint, gal kažką surasiu. Nu, nafik. Eilinį kartą mano 15 minučių darbas virto į 2 valandų darbą. Panašu viską sudėjau. Tai diržą taip, kaip norėjau dėti iš pradžių, tai buvo visiškai ne taip. Prisiminiau, kad praeitą rudenį buvau suplėšęs diržą, tai prieš keičiant diržą pasidariau nuotraukų, tai nuotraukas pasižiūrėjus truputį atmintis grįžo. Tai panašu, kad užsidėjau teisingai. Dabar reikia važiuoti prasitestuoti, pabandysim. O tuoj sužinosim, ar teka veikia ar ne. Keliaujam išsirinkti vietą, kur sodinsim medelius. Tai mes turim 6 medžius, tai aš turbūt 4 taip vienoj linijoj ir tada 2 priekyje arba kažkaip taip 3 ir 3 šachmatais. Tai pradėsim pjautis nuo tenais, kur ką tik buvom su Dovilė. Ir labai tikiuosi, kad užteks benzino nusipjauti visą pagrindinę mūsų erdvę. Tai keliaujam pjaut žolės. Žolę nupjoviau. Tai turbūt važiuosim, pritikasim skiedrų. Dovilė lysvę į takelius pasidaryt nori. Ir miegamai atsivesim vieną elektros laidą, jog turėtume normalią rozetę. Tai reikia darbuotis toliau. Manau, vakare bus galima šiek tiek pažvejoti. Tai pasibandysim prasivesti laidą. Kaip ir principas aiškus, prisisuksiu laikiklius laidą. Gal ir nebus taip sudėtinga. Tokius tvirtinimus naudosiu. Gerai, davai bandom atsimatuoti. Lemba, kai žiūri, visada viskas lengviau atrodo. Pasiruošus? Davai.
Tai jeigu mane nukratys, tai bent jau nufilmuosim. Šviesa yra. Lempą veikia. Tu ją ką tik išjungiai? Jo. Nu, rozetę tikrinam. Mūsų keturlizdė gražuolė. Dog Pinks. Šaunuolis. Tiksliau mes šaunuoliai, nes aš irgi padėjau, prisidėjau. Taip, bet pasidarėm elektrą miegamajam. Pasidarėm dar vieną rozetę, kurią turėjom. Sukabinom šiokį tokį šviestuvėlį. Ir prasivedėm laidą į miegamąjį. Ir dabar mes čia turime 4 rozetės. Pirmąjį elektros laidą prasivedėm. Dabar turim 7 valandas ir eisim pakasim daugiau medeliam. Kasėm duobės, Dovilė dar į duobės vandens pila, kažkokį testą daro, žiūrė per kiek laiko susigeria. Pavargau tai kaip reikiant. Turbūt šiandien darbų tiek ir bus, nes jau 7:30. Tai šiam kartui tiek. Žiūrim, kas bus toliau.